Nežinau, kur savo vaiką leisti. Aš tokia pasimetusi. Nežinau. Norėčiau tau padėti, bet tikrai pati neįsivaizduoju. Aš žinau, kas geriausia jūsų vaikui. Ar žinojate, tyrimais nustatyta, kad vaikai lankę priešmokyklinę grupę mokykloje lengviau ir greičiau adaptuojasi pirmoje klasėje. Eime pasižiūrėti. Mokyklinė aplinka mažina streso lygį, nes vaikas dar prieš pirmą klasę susipažįsta su pamokų ritmu, mokyklos kultūra. Mokykloje ugdomi savarankiškumo įgūdžiai geriau paruošia vaiką realiam mokymosi procesui. Vaikas jaučiasi mokiniu, o tai stiprina jo savivertę ir atsakomybės jausmą. Gerai. Laikyk. Priešmokyklinukai mokykloje dažniau demonstruoja aukštesnius pasiekimus skaitymo, kalbos ir matematikos srityse. Kas čia vyksta, vaikai? Ankstyvas ryšys su mokytojais stiprina pasitikėjimą ir motyvaciją mokytis. Stipresnis mokytojų, tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas nuo pat pirmų ugdymo metų. Mokykla siūlo daugiau nemokamų ugdymo galimybių. STEAM, sporto, bibliotekos renginių, užsienio kalbos užsiėmimų, meno. Kaip tik dabar matote spektaklio repeticiją. Priešmokyklinis ugdymas mokykloje tai investicija į sėkmingą vaiko ateitį.